Ne, nu žiūrėkite, girdi jau į peržengtas visas yra ribas jau ir peržengtas. Aš jau antrą parą po kaldrą. Žmona va šalia po kaldrą. Yra atvažiavę svečių iš Anglijos atostogauti. Ir tas pačias drabužės yra atostoginiai drabužiai ir havajietiški, viskas paruošta buvo atostogom. Antrą parą po kaldrą esam ir vis dar ir nerasts tas ir lėktuvus, ta su bombom, be bombų ir nerasta. Nu, ir tas, kur už 200 000 tonų nekilnojamų turto, kur gal pabėgti iš Lietuvos, bet kada vadas, ne mūsų kariuomenės pareiškė, kad gal ir nėra tų dronų. Iš vis. Nu, jūs įsivaizduojant, aš po kaldrą su visas savo draugą, su žmona jau antrą parą, nelendam lauk, telefons aš tą bangį išsikriaut, vos limpelis bešveit, paskutinis jau padalas naudoju, kad pranešt, kad viskas ir dar pakol kas tvarko, dar gyvi esam, dar kvepaujam. Ir kiek čia dar reiks mums po tą kaldrą būti, čia nesažinti prieš žmonės, tu čia jau galim sakyti ir vykdoms genocidas prieš savo tautą. Reikia aišku daryti, aš nežinau, nu tai kad nebepasikartotum, aš čia mes po kaldrą jau antrą parą besant visokių diskusijų buvo, pykčių buvo ir visokių nemalonumų. Ir priėjom tokį sprendimą, kad reikia papildomai krašto gynybai skirti pinigų, nu kad nepasikartotų, gal ir mažai nupirkti tos technikas, įrangas, kad jas Marijai, oro trūksta. Kad vienu žodžiu reikia kažką akcijas daryti vėlą kokį Johmaną, ten kažkokius galėtum daryti, tas visokis radarom, kad būtum kažku vėl rinkti pinigus nuo to gynybinį, kad pamatytus mažus, tus žemę skrendančius, tus dronus, ką užfiksuotum, nes dabar šakis, tai buvo, tai nebuvo, žmonės gal pranešim, sako, gal iš vis nebuvo. Nu tai kaip čia dabar suprasti, tai buvo ar nebuvo, tai iš ko čia dabar sprint, ką buvo, iš ko ta žinėlis čia siuntinė žmonėm į telefonus. Oi, nežinau, iš vis netvarkos Lietuvo, tai aš galvoju, vis dėlto reikėtum dar papildomą pinigų, kelias milijardus skirti, kad šakalėnį užsakytom iš, pavyzdžiui, žydavo, kokį stortas prieš raketinį sistemą suntal. Lop tik ta, kas įskrenda į Izraelį, tavo pindai numušts ir taip toliau. O dėko Lietuvė negalėtų iš Izraelį užsakyti papildomą tos prieš raketinis, visokius tas prieš droninis sistemas. Tai galėtum nusipirkti, galėtumėm šitą vėsi draugišką susimės davėjną 4 milijardus, nusipirkam įmeiktam savo ramė, ne po kaldrom, normaliai, kaip normal žmonės išsimeigoja, galėtumėm atsikelti ir eiti savo į darbus, įgyventi savo gyvenimus. Dabar kiek aš įsivaizduoju, žmonių pabėga iš Lietuvos į pabėgį, ir kiek po kaldrom datų žmonių, ne vieni tokie esam, kaip sakant, kad saugojam savo gyvybės su vatiniam kaldrom. Nes kaip į praeito seriją minėjau, tai vatą apsaugo, nuskeveldrus, susivel ir čia yra mūsų tas vadinami gynybinis sistemas tokis ir kokis turėjom, čia kaip sako, tos priedangas mūsų. Tai va, nežinau, kiek datemsiu, stebu žiniasklaidą, kad tik greičiau padėkit žmonės, būkit geri tai, kad reitin gyvenat, kur užfiksavot, kad skrend žalia nuvėsi, išeikit su šuniuką, su viską, su kačiukas eikit, paieškokit, gal surasti, pažiūrėk, Žemaitę, pukaldrom, Sarmatą, į Sarmatą sakyt, kad Žemaitės įgonis pukaldrai, bet ir, taigi grėsmė, o gal ir čia nukrėti, tai jeigu ten neron, tai gali būti didesnė tikimybė, kad ir Žemaitijo, nes jeigu ten neron, tai ir mums grėsmė didėja, Žemaitiam grėsmė didėja, nes jeigu Vilnius ten neron tam krašte, tai gali būti, kad iš tikrųjų tas lėktuvas ir Žemaitijo. Tai va, nelysiu laukti tikra, nežinau, reiksi pasiaukos dėl 9, kaip sako Šaulių sąjungos vadas, nieka nėra svarbiau kaip mirti už savo tėvynę. Tai va, už tėvynę.